Sveiki visi susirinkę į mano naują YouTube video. Šiandien jau pradėsim ardyti mocą. Jeigu spėsim, jeigu bus laiko, dar bandysim pradėti nuiminėti dažus nuo rėmo. Nusipirkau dažų tirpiklio. Tai judam. Tai pradėsim nuo plastikų, nuimsim visus plastikus. Tada, manau, pereisim prie laidų, prie pravodkės. Na, aišku, bakas vienas iš pirmųjų eis. Tada trauksim radiatorių, variklį ir, manau, paskutiniai bus ratai ir šakė. Tai ką, plastikai ir bakas nuimti. Dabar jaučiu plikiausias, kiek yra buvęs mano mocas. Ima prie darbų toliau. Tai pradėjom išrinkinėti pravodkę, ištraukėm visą galą, tą lempą galinę, posūkius. Dabar jau perinam po biškį prie vidurio, jau priekį jau baigiam nurinkti. Ir reikia visą pravodkę sukišti į vieną vietą. Lietus paliko mažą staigmenėlę, posūkį, ne kažką. Tai va jau nurenginėjom, vis plikesnis ir plikesnis mocas palieka. Ir dabar nuo pravodkės nuėmimo mums skiria šitas debiliškas varžtas, nes čia nėra nei šešiakampio, čia buvo su šešiakampiu išsukom, o čia neišsisuka, net nėra už ko užkabinti. Tai yra du variantai, arba išgręžti, arba nežinau ką dar. Gal yra kažkoks variantas, kurio aš tiesiog nežinau. Tai va šitą ištrauktume ir tada realiai visą pravodkę jau tiesiog išsiimtume. Nieko neišpiešiu su tą spinelę, paskui kai eisim dažyti kažką jau, tada reiks mąstyti, dabar tiesiog tą nusukau, kad pravodkę galėčiau išsitempti visą. O su tuo tai nežinau, ką reikia daryti. Tai nesitikėjau, kad bus tiek reikalų su ta elektra. Jau viskas yra ištraukta. Paskutinė dalelė yra iš apijų ištraukti. Ir neįsivaizduoju dabar kaip tą padaryti, nes aš neturiu siomniką. Ir to magnetą nuėmėję. Tai reikia susišaudyti įrankį. Tai nuimti. Išlupau radiką pagaliau, o su elektra davis nežinau ką padaryti. Šiandieną jaučiu, jau baiginėsim darbus, tai grįšim kitą dieną. Tai ką, antrą dieną kaip tvarkom. Šiandien jau baiginėsim elektrą išimti ir manau imsim motorą lauk. Tai paskutinė detalė liko apvijos, tai maniau gal reikia ir magnetą lupt lauk. Bet neturiu instrumentų, tai reikia jau tiesiog su visų varikliu ištrauksiu ir nereikia man sukti galvos. Tai šiandien kokie darbai laukti, duslintuvą, motorą išimti ir galimai jau pradėsim nuiminėti dažus. Biški parodėjęs šitas. Anie, kiti visi trys, du, tikrai geriau atrodė.
išėmė variklį, dabar reikia visą rėmą nuvalyti, nes labai purvinas tikrai. Ir tada jau išrinksim likusias dalis, kaip stabdžiai visi, kojai. Ir galėsim, manau, ruošti dažymui. Nu tai biški nuplautas jau mocas. Nu tiksliau rėmas jau to moco tieki belikė. Tai nuplovau kiek galėjau, daugiau vis tiek dėsim. Dažų tirpiklį vis tiek nusivalys viskas. Viskas, rėmas plikas, pilnai išrinkau. Biškai užtrukau, kol nuėmiau čia šakę, nes neturėjau įrankį jau pas kaimyną prašyti. Dabar teliko paruošti rėmą patį dažymui. Galvojau gal kitam video daryti, bet manau šitam dar padarysiu. Kai paruošiu rėmą, o kitam, manau, video, kaip viską pabaigsiu ruošti, visas tas detalės, pakojus visus tuos pabaigsiu ruošti ir dažysim tada. Dabar nutepiau aš ten viską, palikau lauke, užsidariau garaže, kad kvapas neitų, nes toks stiprus, panašus labai benzino kvapą. Labai stiprus, kad neprieitų į namus. Dabar reikia palaukti 15-20 minučių ir pagal idėją turėtų ten susirūkšlėti dažai ir turėtų lengvai nusigrandyti. Ne 15 ir ne 20 minučių palaukiam. Nu vakar už kadro dar porą kartų nutepiau, biškį nugrandžiau, bet tikrai taip dažai neišsipūtė, kaip tikėjausi, kad išsipūs. Dabar dar kartą nutepiau ir tą bandysim damušti, nugrandyti. Tai pradėjau jau šlifuoti, bet labai ilgai užtrunka, virš valandos jau šlifuoju ir net vienos štangos dar nenušlifavau. Tai važiuoju dabar su paspirtuku iki senukų, pažiūrėt bulgarkę, kad tikrai procesą pagreitintų. Arba dar nusivalyti. Grįžau namo, pasiėmiau bulgarkę. Dabar darbas tikrai turėtų palengvėti. Keturi diskeliai sudrožti, vienas liko, nu ne diskeliai, čia tie popieriukai. Va taip jau atrodo. Jau tikrai jau panašiau ir tikrai bulgarkė labai išgelbėjo šiandien. Jau tikrai panašiau į kažką. Gerai, damušau paskutinį tą švitrinį popierių. Tai dabar, kur likė, va, tokias vietas reikia pabandyti nugrandyti taip su rankom, arba ten, kur nepasiekiau. Bet man svarbiausia, va, kad va čia va tos visas labiausiai matomos vietos gerai paruoštos būtų. O tenais, kur jau iš vidaus ten, kur viską uždengs ten plastikai ir variklis, tai jau labai didelio skirtumo nėra. Tai okei, nu kaip ir nušlifavau aš tą rėmą. Tai dabar pasiimsiu, kokie čia yra 300 švitrinį, nušlifuosiu, nutrinsiu, kad geriau kibtų ir tą dar pasiimsiu 400. Su tais abiem nušlifuosiu, kad geriau gruntas kibtų. 300 nušlifavom, liko 400. Jau čia ir baigsim šiandienos video.
Nu, ne šiandienos, čia iš tikrųjų 3 dienų darbas buvo. O kitam video tikėkitės jų dažymo. Šiaip nežinau, kada dažysiu. Tikrai ne ant dienų, jau biški vėliau, nes jau rudens atostogos buvo įgynėjęs, tai reikia mokyklos. Tai gal arba kokį savaitgalį tiesiog, arba per žiemos atostogas.